see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Taigi, damstelės, toliau mes turim šitokį dalyką. Iš tikrųjų, jeigu yra toks lipdukas, tai reiškia, kad prekė buvo grąžinta ir kažkiek patikrinta, ne? Taigi, waterproof, non-slip, easy to clean, double-sided. Man jau iš tikrųjų jog čia oda, bet čia yra labai kokybiškai padaryta alio oda, jinai netikra. Vėlgi jo išmatavimai yra, va štai čia. Matot, 31,5 ant 15,7, čia, kai suprantu, yra ne lietuviškas cemas, nes realiai, pagal tai, ką matau, čia yra, 2 kartus greičiausiai daugiau, kokie jau čia 30, ne, ir čia virš, nežinau, kokio 60-70 cemų. Taigi, tamstas kilmėnas, aš taip jau padėtas, ne, žiūrim kitas prekes. Čia mes turim 5 metrų string light. Ši prekė buvo užsakinėta 23 vienetų kiekių, ne, kaip lotas. Iš tiesų parsidavinėjo visis kaip naujos. Ir ką, žiūrim, kas čia būtent yra. Pagal specifikaciją turim 4000 mAh batereiką. 3,7 tai ličio jonų. Input output 5 V 1 amperas, 46 ledai. USB charge time, tai yra 3-4 valandas kraunasi ir ką, solar panel, blablabla, saulės, kraunama batereika ir, aš tai matote dabar, mano apšvietimas įkraunasi. Ne. Taigi, žiūrim, kad šitą toliau. Turim tokį USB laidą, metro ilgio, šitokį instrukciją. Iš tiesų, visas šitas daiktas 23 vienetai buvo pirkti už 16 €. Ir tikėtai kokiam turgui ar per eBay tikrai, už kokius 50 iškeliaus. Ir ganėtinai sunkus dalykėlis. Žinom, kad čia turim 2 mygtukai. Ne mikro, Type-C ir USB-A. Būtent tas standartinis USB. Va čia taip atsidaro mūsų matrioškė, ne? Va čia mes turim būtent mūsų, nežinau, girliandą ar kas čia. Tai va, šviečia. Manau, diodai visi matosi, ne? Bandau išjungti apšvietimą. Va, štai taip šviečia. Iš tikrųjų, šviesos nėra daug, bet jeigu kempingui ir tai jisai pasikrauna per dieną, manau, visai neblogas dalykas. Ir kitas mygtukas, kaip supratau, pagal instrukciją greičiausiai bus va štai taip. Taip, vėlgi. Va štai taip šviečia, ne? Bandau išmatuoti, rodyti ir žiūrim. Tai vienu metu gali viskas degti. Ir štai tokį 5 metrų. Berods vandenį atspari juosta, ne? Na taip, diodai bantus yra. Bandysiu kažkaip parodyti. Na ir paskutinis daiktas būtent iš paskutinės dėžės, ne iš 2 dėžių, tai yra iš pirmo užsakymą ir iš antros dėžės, tai yra staltiesė. Pagal faktą 1 metro ant 1,60 m. Vėlgi waterproof. Pilnai padarytas iš poliesterio. Manau, pabandysiu dabar parodyti kažkiek tais ir tada jau dalis bus būtent pilnumoj viso dydžio, ne?
Aš taip apsiūtą, nežinau, čia gerai blogai. Pusė iš jų yra metras ant 1,60 m, kita dalis 2 metrai ant 1,60 m. Taigi, dar dadėsiu kažkokį video, kaip jis atrodo. Na, būtent išdėtas tas metras ant 1,60 m, būtent šitas dalykas.